Jonai, prašau pasakykit, ką daro fermentacija su lektinais ir su kitomis cheminėmis medžiagomis, kuriomis yra padengti vaisiai, daržovės, kuriuos mes perkame prekybos centruose. Tos medžiagos pagal ES reglamentą jos turi būti tirpios vandenį. Bet aišku, kažkokia tai nuplovus likutinė vertė lieka, priklausomai dar kaip mes ten plausim, ar mirkysim per naktį, ar tik tais trumpai nuskalausim. Tai nuo to priklauso, kiek bus jų likusių, bet gerosios bakterijos fermentacijos metu jas taip pat sumažins jų kiekį ir mums tai bus į naudą. O lektinais tai jau čia ir gamtos dėsniai yra tam sukurta, kad neutralizuoti juos, tai jau mes jau šitai išsiaiškinom. O su cheminė medžiagom aš manau, kad irgi taip pat yra didžiulė nauda dar po mirkymo, po skalavimo. Ir po fermentacijos jau bus minimaliai arba nebebus jų.